Mūdinosi. Sveiki visi. Mes antrą epizodą filmuojam dabar. Biškinį pritrūko laiko, užtat filmuojam. Jei, pradam. 1, 2, 3.
taip ir, nu, truputį be garso pabaigsim čia ir jeigu labai patiko šitas video, laikinkit ir subscribinkit, mes čia biškį pasistengėm, atsiprašome už antrą epizodą, nes laiko nepritrūko ir tiesiog mes nufilmuosim kitą kartą gal ilgi, nu, pasistengsim truputį gal. Tai jo. Ir tai čia buvo, užpildyk dar jau. Ir čia buvo Emilis ir Darijus. Ateik. Tai va, mes buvom ir tai ačiū. Aš sugalvojau šitą statyti skiną. Taip ir jis man pasiūlė šitą dainą ir jeigu patiko, laikinkit, mes labai būsim dėkingi ir jeigu nepažiūrėt pirmos dalies, žiūrėkit pirmą dalį, eikit į mūsų kanalą ir žiūrėkit pirmą dalį, jeigu pražiopsuot, tai nelaukit ir žiūrėkit. Jo, pirma dalis dar geresnė. Taip, ir galite apsižiūrėti, kaip mes pastatėm. Nu, išėjom gerai, bet tik tai aš čia biškį susimaišėme būdų su Darijum. Jo, palauk, reikia pakeis. Tai va, čia buvom, palik. Palik, čia neišeis jau daugiau. Ne, palauk, pataisysiu. Kažkaip. Pabandysiu. Tai va. Tai čia statėm, tiesa. Mes dar nebaigėm kai ko padaryti už nugaros, tai mano kryperio. Prisimenim. Jo, ir prisimeniau dabar ką tik. Tai pradėsim nuo čia. Tas mažas kryperis atrodyti dabar nesąmoningai. Čia akis turi būti. Tai tuoj viską reikia apmatuoti. Jo, akis. Skina vienas atsiau, tai man viskas okei gal. Tu biškį akį toliau mums padarei. Bet to kažkokią žvairą padarei. Blemba. Tai va, ir mes pabaigėm dabar tikrai jau. Štai čia jo plotas, mes dirbom labai daug darbo ir aš šiso visą šitą plotą beveik vieną stačiau. Taip, jis čia viską statė, aš jam truputį padėjau, sakau. Biškį, bet aš viską vienas stačiau. Jo, jis čia visą dieną dirbo ir labai daug darbo. Ir pastačiau per kokias 4 valandas viską. Ne, gal per kelias dienas. Per dieną kokią dieną, jo, per dieną. Jo, per dieną pastačiau visą šitą. Iš tikrųjų, plotai labai dideli čia. Jo. Tai va, darysim mano skiną gal. Nu tai jo, laukit kitos dalies, gal mes statysim jo skiną ir gal sugalvosim, jeigu mums bus laiko. Tai šį kartą užteks mums ir sudie. Tai mėgaukitės kitais mūsų nufilmavimais ir ačiū už žiūrėjimą, laikinkit, jeigu patiko. Ir jeigu norit su mumis kartu, tai skambinkit, tiesiog rašykit per Skype apie Emilis ir galėsim filmuotis kartu videose. Ačiū ir susitiksim kitą kartą.